Uh, Tomai, kaip tu manai, kas pradeda byrėti su amžiumi arba po žiemos? Ir dar pasakysiu, iš automobilių. Gerai, kad neiškelniu. Rūdis. Šiaip iš tikrųjų didžiausia mūsų, kaip sako, sezoninio oro po druskų problema yra rūdis. Tai su jom tikrai kiekvieną pavasarį tenka susidurti ir susitvarkyti, nes kitaip visai pamesti ratus. Tai tą progą turim kelis produktus. Pagrindiniai ir bestselleriai mūsų yra rūdžių rišikliai. Yra vienas purškiamas, o kitas yra tepamas. Kokie skirtumai jų yra? Aišku, skiriasi jų cheminės bazės. Vienas yra epoksidinės bazės, kitas yra vandens pagrindo su specialiais priedais rišikliais. Ir jeigu reikėtų rinktis ar vieną ar kitą, viskas priklauso turbūt nuo darbo. Ar ne? Ar nori darbo padaryti greitai su minimaliai, kaip sako, pastangų, ar nori padaryti maksimaliai gerai ir tada įdėti darbo. Ir vėlgi priklauso nuo situacijos. Pavyzdžiui, jeigu sunku yra prieiti, tarkim, purkšti reikia po savim arba sunkiose vietose, kur negali kišti rankos, tai vienareikšmiškai tik tai purškiama epoksidinė danga. Jeigu yra dideli paviršiai arba jie yra lengvai prieinami, tai nieko nėra geriau už skystą vandens pagrindą su geru teptuku rūdžių rišiklį. Tai Tomai, aš dar tada pasitikslinu. Tai vis tik tai, kuris produktas būtų tinginiams, o kuris būtų profesionalams? Čia nuo situacijos priklauso. Šiaip mes tik profesionalams parduodam. Tai čia gal daugiau profesionalams, kurie nori greitai ir paprasčiau, galim pavadinti ir tinginius, bet iš principo šitas variantas yra mažiausiai pastangų reikalaujantis. Bet skirtumai kokie? Čia yra epoksido dervos pagrindo ir išpurškė šiek tiek storesnę dangą, kas yra įdomu. Tai lyginant su mūsų vandens pagrindo rūdžių rišikliu, jo danga yra gerokai plonesnė. Tai dažytojams tas yra labai aktualu. Tarp kitko, tikrai dažnas vis dar klausia, nuplauti jo nereikia. Jo galima iš karto dažyti, tvarkyti ir viskas. Ko gero nereikia nuplauti nei vieno, nei kito. Dar taip, tikrai taip. Dar įdomus palyginimas yra, kodėl vis tik tai tepamas yra efektyviausias. Atsakymas yra labai paprastas, nes naudojame teptuką. Ir su teptuku į paviršių mes galime maksimaliai stipriai įtrinti skysčio, kad jisai patektų kuo giliau į rūdžių kapiliarus ir kad kuo geriau surištų. Kuo teptukas aštresniais ir kietesniais šeriukais, tuo geriau įsitrina ir pasidengia rūdžių surišėjas. Plius, kaip matau, šitas nailoninis jisai po savęs nepalieka jokių pėdsakų. Jisai yra vientisas, nesipukuoja, nesiplaukuoja ir techniškai gerai įtrina. Tai o purškiamą jau reikia geriau paruošti paviršių, kad nebūtų jokių storų rūdžių sluoksnių, nes po juo realiai nepalis, jis iš karto stingsta, tai jis uždaro. Tomai, dar klausimas tada, kiek laiko reikia, kad sureaguotų šitie rūdžių surišėjai ir po kiek laiko galima uždažyti arba užgruntuoti paviršių? Šiaip pakankamai greitai, iš principo tą pačią dieną tą galima padaryti, viskas aišku priklauso nuo to, kokiomis oro sąlygomis dirbame, ar tai yra šaltas oras, ar šiltas ir panašiai, tai kuo šilčiau, tuo greičiau vyksta cheminė reakcija. Lengviausia, papildysiu, lengviausia yra aišku su rūdžių rišikliu, skystų litrinių, nes jis chemiškai sureaguodamas palieka spalvą, jis pats yra baltas, bet užtepus spalva tampa, sureaguoja mėlyna, paskui juoda, kai jau juoda plėvelė užsidengia. Čia praktiškai apie 20 minučių, gal prie geros temperatūros maždaug jau galime tepti. Truputėlį papildau, prie plus 20 temperatūros reikia 3 valandų, kad pilnai įvyktų reakcija ir būtų galima dengti kitas dangas. Dar vienas labai svarbus momentas, jeigu dirbate pavasarį, kur tai šilta, tai šalta, negalima tepti ir nevyksta reakcija, jeigu temperatūra žemesnė negu plus 7 laipsniai. Tai yra ribinė temperatūra, kada prie žemesnių temperatūrų nenaudoti šito produkto. Čia žiemos metu jau ir šaldyti negalima, nes jau jį išmesi realiai. Jis yra vandeninis ir jisai užšąla. Reikia saugoti labiau, čia turbūt universalesnis yra. Vėl. Bet, kas yra dar gera žinia, esame išsibandę, su litriniu įmanoma pasiekti netgi 20
kvadratinių metrų išeiga, kas yra tikrai stebėtinai nemažai. Superinė. Jokių dažų daugiau nėra, kad iš 1 litro buteliuko dažų galėtum užtepti tokį didelį plotą. Be abejo, čia kalbam apie lygų plotą, ne porinį, kuris yra šiurkštus daug įgeriantis, nes ten vėlgi didesnė išeiga yra, bet maždaug orientacinis skaičius. Kas liečia purškiamą, gana sudėtinga yra nustatyti, kadangi vėlgi priklauso nuo purškimo atstumo, nuo pačių detalių ir be abejo yra kiekis mažesnis, tai yra 400 ml, tai jau čia priklausys nuo paties, kaip sakyt, meistro įgūdžių. Aš kritiškai vertinant galiu pasakyti, kad apdirbsit nedaugiau kaip 2 kvadratus surūdijusio ploto. Drąsu, bet labai patogu. Tai va, pasirinkimą turim gana didelį, priklausomai nuo storio, nuo ploto, nuo reagavimo, nuo pageidaujamų norų ir belieka išsirinkti. Tarp kitko, svarbus niuansas, kas naudosit pirmą kartą, reikia atsargiai dozuoti, kad netyčia nepapultų rūdžių į visą buteliuką, nes jis yra chemiškai aktyvus ir jeigu įmesi drožlę rūdžių į vidų, iškart bus cheminė reakcija ir produktas. Kitaip sakant, jeigu teptuką kišit tiesiai į bakelį šitą, į originalią pakuotę, tikrai metalo dulkių pateks į vidų ir prasidės nesustabdoma reakcija. Sugadinsit produktą. Tai tiesiog įsipilk reikėtų į šalį. Tai va, tai priemonės puikios, pirmin į kovą su rūdim. Yes.